Su artimiausiais žmonėmis susitikau, kad pabūti ir prisiminti mano 52 metus nugyventų šitoje žemėje. Kas vyko per juos, kaip aš matau juos. Ir tik tai 7 metai iš jų suaugusio sąmoningo gyvenimo buvo blaivus. Tai yra 7 metus aš nevartoju alkoholio, 8 metai dabar eina, nuo 45 metų, iki tol save naikinau. Ir kiekviena diena, kiekvieni metai ir kiekvienas gimtadienis atšvęstas būtent tai, be alkoholio, be absoliučiai jokio alkoholio, net ir kiti kartu nėra su jokiu alkoholiu, yra patys nuostabiausi, patys tikriausi ir tai yra man dovana, kurią aš turiu šitam gyvenime nevartoti alkoholio. Visas kitas laikas buvo susijęs ir gimtadienių šventimais tuo pačiu alkoholiu. Kasgi su tuo alkoholiu yra, ką jisai man darė, kaip aš jį suprantu dabar jau iš tokios perspektyvos, matydamas žmonės, kurie svaiginasi, įvairiais būdais svaiginasi. Ir suprantu labai paprastą tiesą. Tai nėra liga. Aš jos nevardinu kaip liga. Tai yra viena iš priemonių, kuri yra lengvai pasiekiama, kuri yra reklamuojama, kuri įsiūloma kaip lengviausias sprendimas užpildyti vidinę tuštumą. Vidinė tuštuma, kuri atsiranda dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai tai iš vis prasmės nematymas, kodėl aš čia gyvenu ir kodėl atsitiko vienokie ar kitokie įvykiai mano vaikystėje. Lygiai taip pat ir pas mane aš atsekiau, kad mano vaikystėje yra įvykiai, kurie padarė man didžiulės traumas. Didžiulės traumos tai yra palikimas. Mane paliko tėvai, nes jie mirė. Pas kitus atsitiko kitaip, juos paliko tėvai, nes jie įsiskyrė, susirado kitą moterį ir kitą vyrą. Ir tie vaikai atsineša šitą traumą į gyvenimą. Ir aš atsinešiau tą tuštumą. Jinai buvo neužpildyta ta tuštuma. Ir tą tuštumą pradėjau užpildyti, kasgi, kaip tu manai, kai man patapo 18 ar 19 metų alkoholis. Taip aš vėlai pradėjau vartoti alkoholį. Bet tas skausmas vidinis, jisai nebuvo kitaip užpildomas nei draugystėmis, nei kažkuo tai, bet alkoholis leisdavo man užsimiršti tą skausmą, kurį aš patiriu. Užsimiršti tą situaciją, tą gyvenimą, kuris vyksta aplinkui. Bet jisai kiek iš dienos į dieną užmiršimą duodavo, bet tuo pačiu gilindavo tą skausmą. Nes aš viduje suprasdavau, kad tai nepadeda. Tai nepadeda išsiaiškinti, apie ką tai tas skausmas, kaip užpildyti tą skausmą. Ir dabar lygiai taip pat kiekvienas ir tu, jeigu tu vartoji alkoholį, tai yra, kad tu bandai užpildyti tą savo tuštumą, tą savo netektis, tą savo pergyvenimus, kurie neišsprendžiami. Tai yra išorinis dalykas, kuris kenkia ne tai, kad sveikatą, aš jau nekalbu apie sveikatos tą kenkimą, bet apie tai, kad tai ir gilina tą problemą. Tai tas sprendimas, kuris leido man atsisakyti alkoholio, vyko per vestuves, kai aš supratau, kad aš nebenoriu, per draugo vestuvės, kai aš nebenoriu daugiau matyti tokių draugų blevizgojančių 30 metų apie tą patį, girtėjančių ir einančių į gyvuliškumo stadijas, tada aš pasakiau savo, stop Dariau, tu visą gyvenimą nugyvensi tokį beviltišką gyvenimą, tokio nevykėlio gyvenimą, kaip visi tavo draugai pažįstami, kurie ten pat murkdosi. Ir neišimtis visiškai žmonės, kurie turi labai daug pinigų, aš buvau prabangiose vestuvėse, žmonės labai daug užsikalę pinigų turi, jie vartoja alkoholį norėdami užpildyti savo tuštumą. Tai alkoholis yra ta priemonė, kuri yra labai paprasta, tu ją gali labai greitai turėti šaldytuve, kambaryje ir tiesiog visur baruose, nes tokia kultūra. Ir tu esi įstumtas, kad taip ir turi būti, užsimiršinėjai, dirbi kažką, tai ten patesi gadini savo sveikatą, jinai byra santykiai, viskas aplinkui byra. Tai pirmas žingsnis, kuris man leido eiti į mano augimą, į mano pokyčius, buvo atsisakymas alkoholio. Iš esmės kaip toksai svarbiausias dalykas. Nes nuo čia prasideda atsispyrimas, kai tu atsisakai svaigalų. Pas mane jau nebebuvo rūkymo, aš rūkymo dar prieš tai atsisakiau. Narkotikų aš niekada nevartojau. Bet alkoholis buvo tas, kas mane laikė pririšęs, neleido man eiti į mano kelionę. Ir kai aš jau atsisakiau to alkoholio galutinai ir iš vis negrįžtamai, o tada prasidėjo tie pokyčiai. Jie nebuvo greiti, jie metai po metų mane keitė ir augino, leido suprasti. Sąmonės lygmuo buvo ganėtinai žemas, bet aš jau galėjau atsispirti į kažką. Aš savęs nenaikinau ir neglušinau, nes tuo metu, kai tu vartoji alkoholį, tu pastoji apsvaigęs arba tu blogai jautiesi sekančią dieną
ir tu nebesugebė susidurti vėl su savimi. Tai, kas yra svarbiausia, susidurti su savimi, su savo demonais, neapsvaigusiam, o visiškai suvokiant blaivai tą situaciją ir žinant, kad skausmas bus kartais nepakeliamas. Ta nepakeliamą skausmą reikia pergyventi, suprasti jį ir imtis veiksmų, kad pakeisti savo likimą, savo situaciją. Bet tik tai tada, kai tu esi visiškai blaivas ir tu negalvoji, kad gal čia apsvaigsiu, man palengvės, man draugystė ir pokalbis geriau meksis. Ne, tai mano likimą keičiantis buvo sprendimas atsakyti alkoholio. Ir tada jau sekantys žingsniai tavo augimo vyksta palaipsniui, nes čia negali sustoti. Tuštuma tuo neužsipildo, kad tu nevartoji alkoholio, nes alkoholis bandydavo užpildyti tuštumą. Tuštuma vis tiek lieka. Tu ją kartais jauti dar giliau tą tuštumą, bet kad tą tuštumą galėtum suprasti, tu turi ieškoti atsakymų. Apie ką tas gyvenimas tavo yra, kodėl jį tu taip gyveni, kodėl tau tokie įvykiai atsitinka tavo gyvenime, kodėl tavo santykiai tokie, kodėl finansai ar tokie ar nokie, kodėl sveikata tavo tokia, kodėl yra neužpildytas tavo kaip ir hobio ar darbo kažkoks tai poreikis šitam gyvenime, kaip tu save išpildai, kokia prasmė, ką tu duodi kitiems žmonėms. Ir tada tu tuos klausimus dėliojasi ir matai, kad pradeda tai užsipildyti. Ir tas užsipildymas ateina po N metų nesitikint nieko, čia yra tiesiog kelionė. Bet tam buvo reikalingas postūmis atsakyti alkoholį. Jis man ne kaip liga, aš iš tikrųjų man patikdavo gerti alkoholį, apsvaigti ir būti bilenkuo, niekuo būti. Kaip ir dauguma žmonių yra apie nieką. 98% žmonių yra apie nieką. Pilka masė paskendusi savo rūpesčiuose. Ir tai yra masė, ir ją tą masę vadina tie, kurie nori valdyti tą masę. Ir tu esi toj masėje, jeigu tu vartoji alkoholio ir nesuvoki, kad tai yra valdymo priemonė tavo gyvenimo, kad tu pats priemi sprendimą savęs neturėti savo laisvės. Tai kai aš tai supratau, kad tai yra mano laisvė, tai yra laisvė nuo, čia yra įrankis, kuris atima nepriklausomybę, mąstymą, tavo norą suprasti save, išgirsti savo sąmonę. Ir kai tu atsisakai to, tada pradedi tapti ir laisvėti. Laisvėti visom prasmėm, nes tu tampi sveikesnis. Kai tu tampi sveikesnis ir sveikas, tu esi laisvas. Kai tu sergi, tu nesi laisvas. Tu esi viskas, tu esi įtakojamas ir esi vergaujantis. Tai šiuo atveju atsisakymas alkoholio buvo vienas iš svarbiausių žingsnių mano gyvenime. Bet tuštuma pildosi toliau kitais būdais. Ir tau atsisakius alkoholio turėsi eiti ir daryti kitus žingsnius. Atsirado ta programa, kurią aš susikūriau tam, kad aš pradėčiau save stiprinti. Vienas iš svarbiausių elementų gyvenime yra pasitikėjimas savimi. Kai tu neturi pasitikėjimo savimi, vėl ta tuštuma pradeda užimti tau svarbiausią elementą tavo galvoje ir tu vėl bandai ją užpildyti. Tai dėl to pasitikėjimas savimi yra ugdomas kiekvieną dieną per veiksmus, kurie yra nepatogus. Tai todėl reikia po tam tikrų atsisakymų kaip alkoholio dėtis dalykus, kurie jau tave stiprintų ir kurie vestų visiškai į kitą lygmenį. Atsimink, kad bet koks kitas tuštumos užpildymas kaip pirkimas kažko tai, kaip pramogų ieškojimas aplinkui svaiginantis arba nesvaiginant, kaip yra bet kokių santykių mezgimas vienkartinių, vienadienių ir viskas teliukų žiūrėjimas, beprasmybė, šūdo malimas visoks, tai yra tuštumos bandymas užpildyti tuo, kas negali jos užpildyti. Tai yra vidinis procesas mūsų suvokimo. Tam reikia turėti ir atitinkamą sąmonės lygmenį. Daug visko, viskas labai paprasta. Iš esmės, pirmas žingsnis, kurį tau reikėtų atlikti, suvokti, kad bet koks svaiginimasis, ar tai alkoholis, ar tai tabakas, ar tai narkotika, ar tai žolė, ar tai ajaskos ceremonijos, kaip vadina nušvitėliai, tai yra narkomanija. Tai yra tai, kas tavęs neleidžia ir tau neleidžia pakilti į savo gyvenimo kelionę. Tau reikia atsakyti svaigalų, kad suvokti, kas tu esi, pradėti suvokinėti tuos dalykus ir jau tada judėti toliau. Susirandant mokytoją, susirandant kažką tai, kas galėtų tave palaikyti toje kelionėje, arba jeigu tu tampi labai stiprus, tu pats gali vienas savo eiti iš toje kelionėje. Bet verta tai padaryti, nes gyvenimas atrodo visiškai kitoks, nes visai kitokia perspektyva atsiveria ir tu jau pradedi valdyti tą dalį gyvenimo, už kurią tu atsakingas. Žingsnis, kuris mane atvedė atsisakyti alkoholio ir ta diena, kai aš atsisakiau alkoholio, viena iš svarbiausių mano gyvenime. Nuo čia prasidėjo mano tikroji kelionė, 45 metų būnant šitame gyvenime,
Nesigailiu nė vienos dienos, kad aš šitie atsikėlęs jaučiuosi gerai su arbatos puodeliu, galiu gilintis į save, padėti kitiems žmonėms. Tai yra Dievo dovana man patirti tai pasaulį. Ieškok tokių sprendimų ir būk stiprus.